Taigi, niekas iš ES šalių neturi iš esmės jokios prievolės, įstatymo sektų, kažkas buvo tik iš saulyčio, reiškia, dabar jau pasidarė televizijos sektos, reiškia, aukokite. Jie gyvena spjaudydami batonus pro langus. Jūs aukokite tiems Mikutovičiams ir Kožinskam. Ne, mes neturim prievolės jokios provincijos mokėti jokiems artistams ar prostitutam. Ar tiesiog bomžam, žydam, ekstremistam. Niekada mes neturim dalintis tuo, kas mums sąžiningai priklauso, su jokiais narcizais. Kai kelias tik saulė ir vanduo šviečia.